Tai labas rytas visiems dar kartą. Aš Laura, kas manęs nepažįsta, labai smagu, kad šiandien jūsų tiek daug, nes praeitą kartą tai mes buvom turbūt tik tai 5 iš viso. Bet buvo labai smagi, su manim įskaičiuojant, bet buvo labai smagi paskaita, nes labai įsitraukėm, tai tikiuosi, kad ir dabar įsitrauksim ir čia viską, žodžiu, prigalvoju. Čiurlionis. Tai daug kartų girdėtas, minėtas, kažkam visiškai nepažįstamas, kažkam keliantis įvairius jausmus. Tai pabandysim šiandien iš arčiau susipažinti su jo kūryba, kaip ta kūryba jo plėtojasi. Išsiaiškinsim, kad jisai šizofrenija tikrai nesirgo ir kas ten jam atsitiko ir kodėl jisai toks jaunas mirė. Šiaip tikrai labai gaila, kad toks jaunas mirė, nes yra visiškai unikalus kūrėjas, kuris taip ir neturėjo pasekėjų ir tų pasekėjų bandė rastis, bet nebuvo nieko panašaus. Niekada nieko panašaus ir neįvyko, neatsitiko. Laura turbūt nesuprato, ar ne, ta aplinka tuo metu? Tiesą sakant, ir dabar nesupranta. Tai čia yra didžioji Čiurlionio tragedija, kad tuo metu nesuprato, tai taip. Buvo keletas tokių, kurie lyg ir suprasdavo ir jeigu atsimet, mes praeitą paskaitą kalbėjom, aš pasakojau apie pasakos paveikslą, kaip jisai džiaugiasi, kad valstietis jį geriau suprato negu intelektualai atėję. Bet iš esmės jo didžioji Čiurlionio tragedija buvo tame, kad jisai ir dabar yra dar daugelio labai nesuprastas. Ir aišku, aš visi kalba intelektualai apie tai, kad per mažai yra apie Čiurlionį kalbama ir kad mokyklose jau turėtų būti įdiegta taip, kad tu jau žinotum ir gimimo metus, ir mirties metus mintinai, žinotum, kur Čiurlionis gimė, kur palaidotas ir parodžius bet kokį paveikslą mintinai žinotum, kad čia tikrai yra Čiurlionis. Nes atsimenu, praeitais metais buvo kultūros nakty, buvo Čiurlionio namuose, buvo įrengtas toksai kambarėlis Čiurlionio, gal kam nors teko nueiti tenais, Rūsy. Buvo sugalvotas toksai konceptas, kad kaip Čiurlionis gyveno. Ir atėjo tokia moteris su mumis kartu, nes ten buvo laisvai be gido, tiesiog ateini ir vaikščioja. Ir jinai manęs pradėjo klausinėti, o čia Čiurlionio darbai ir kieno čia darbai. Ir mane taip nustebino, nes man atrodo, bet aišku, čia aš iš savo varpinės žiūriu, mane taip nustebino, kad yra kažkas, kas dar nežino tų darbų, nes atrodo, kad tikrai turėtum žinoti. Tai va, bet neišsiplėsiu, nes čia labai ilgai viskas užtruks. Aš kai ruošiausi tai paskaitai, tai man buvo kažkoks košmaras, aš tryniau, vėl dėjau, nes galima kalbėti tikrai labai ilgai. Tai labai trumpai apie Čiurlionio biografiją. Jisai gimė Varėnoje, ką mes dabar vadinam Senąją Varėną. 1875 metais, po keliurių metų su tėvais išsikraustė į Druskininkus. Jo tėtis buvo vargonininkas, mama buvo irgi intelektualė, jinai dirbo prieš tai dvare. Bet paskui jau tiesiog augino vaikus, nes Čiurlionis yra vyriausias iš 9 vaikų. Tai buvo 9 vaikų šeima. Tais laikais tai buvo visiškai normalu. Visi vaikai buvo be galo muzikalūs. Jeigu kam teko būti Druskininkuose Čiurlionio muziejuje, nes yra ten, kur jų buvo namai, tai yra net paliktas tvarkaraštis visų vaikų, kaip jie turėjo groti. Visi vaikai groja, jie turėjo tą vadinamą fisharmoniją, tai yra klavišinis toks instrumentas, jisai irgi vis dar yra tuose namuose ir net buvo visiems vaikams sudarytas tvarkaraštis, kada kas eina groti. Na ir kas atsitinka, kad visai jiems pasiseka, kad jie apsigyvena Druskininkuose, nes tai yra kurortas, kur suvažiuoja labai daug, iš visos Lietuvos suvažiuoja daug įvairių gydytojų ir tie, kurie nori ilsėtis. Ir šeima Čiurlionio susipažįsta su tokiu gydytoju, kuris pastebi nepaprastą Čiurlionio talentą, kad jis iš karto pradėjo mato, kad labai imlus yra muzikai ir jisai supažindina jį su Mykolu Kleopu Oginskiu, kuris yra kunigaikštis Plungėje. Plungėje iki šiol stovi jo dvaras. Ir pasiūlo, kad jisai tiesiog apsiimtų jį prižiūrėti. Tai Oginskis jį pasiima į Plungę ir 14 metų Čiurlionis išvažiuoja gyventi į Plungę, ten mokosi orkestro mokyklai ir groja to dvaro orkestre. Tai ir prasideda tas Čiurlionio lavinimasis. Tuomet to pačio Oginskio, nes Čiurlionio šeima, kadangi tėtis vargonininkas, tikrai buvo labai stipriai nepasiturinti ir nebūtų galėjusi išleisti į mokslus savo vaikų, tai Oginskis, pamatęs kokį nepaprastą talentą Čiurlionis turi,
finansavo jo mokslus Varšuvoje, jis išvyksta studijuoti į Varšuvą muzikos iš pradžių, vėliau išvažiuoja studijuoti į Leipcigą Vokietijoje ir manoma, kad, spėjama, nes Čiurlionis niekada labai ten tiek daug nepasakojo, kad jisai vienas tam Leipcige buvo vienintelis iš lietuvių ir jam buvo labai jautėsi vienišas ir labai ilgėjosi šeimos ir nuo to prasidėjo jo piešimas. Jisai pradėjo tiesiog piešti ir savo apylinkės, tiesiog ką iš atminties prisiminė, pamatė, kad jam visai neblogai sekasi ir kad tada grįžta vėl atgal į Varšuvą, ten jo broliai studijuoja, jisai apsiima kelias pamokas, kad pradeda mokyti vaikus muzikos ir tam, kad jisai kad galėtų pragyventi ir pradėjo gyvendinti savo svajonę piešimo, tai iš pradžių lanko piešimo mokyklą, vėliau jau ir Varšuvos dailės mokykloje mokosi. Po kiek laiko jisai grįžta į Lietuvą, ten susipažįsta su Sofija Kymantaitė, savo būsimą žmoną, kuri jį moko lietuvių kalbos, nes Čiurlionis lietuviškai praktiškai nekalbėjo, todėl kad tais laikais ir ypatingai Druskininkuose iki Merkinės, iki tos demarkacinės linijos visi kalbėjo lenkiškai. Ir tai buvo, šiaip kalbėjo ir lietuviškai, Čiurlionio mama puikiausiai lietuviškai kalbėjo ir jinai ir pasakas vaikams sekė lietuviškai ir dainavo lietuviškai, bet tiesiog buvo taip priimta, kad intelektualiuose šeimose jie kalba lenkiškai, nes lenkų kalba buvo tokia dvarininkų kalba. Tai Čiurlionis nekalbėjo lietuviškai ir jį Sofija pradėjo mokyti. Kai pradėjusi tapyti, sunkiai jam čia sekėsi Lietuvoje, jis aišku viską darė, ką galėjo, bet sunkiai sekėsi ir jį buvo bičiulių patartas išvykti į Sankt Peterburgą, kur jau buvo tokia nemenka tų dailininkų tokia grupelė ir lietuvių buvo labai daug garsių to meto gyvenusi Sankt Peterburge ir ten dalyvavo parodose. Tai įvairiausių buvo nuomonių apie Čiurlionį Sankt Peterburge, buvo kam labai patiko, buvo kas visiškai jo nesuprato, bet vis tik jiems šiek tiek sekėsi geriau negu Lietuvoje ir būdavo ir kažkokių tų pardavimų. Tai va, grįžęs į Lietuvą 1909 metais susituokė su Sofija Kymantaitė. Ir paskui jam pradeda labai stipriai blogėti sveikata, jis vėl buvo išvykęs į Sankt Peterburgą. Paskui, kai grįžo į Lietuvą, jie jau ten buvo tikrai labai labai prastos sveikatos, daugiausiai jam buvo vis tik proto negalia ir galiausiai jo bičiuliai suorganizuoja jam, kad jis galėtų išvažiuoti gydytis į Varšuvą. Tai reiškia, surenka lėšas ir prie Varšuvos esantis toksai buvo Raudonojo dvaro sanatorija, ten Čiurlionis gydosi, kur po 1 metų jisai miršta, bet miršta jisai susirgęs plaučių uždegimu ir ganėtinai stipriu. Tai kas Čiurlioniui atsitinka ir čia aš gal pereisiu iš karto prie to genijaus mito ar ne mito, kodėl Čiurlionis genijus. Kas jam atsitinka, tai jisai labai labai daug dirbo, beprotiškai daug dirbo. Ir taip pas mus Čiurlionis visą laiką vadinamas genijum, aš specialiai išsirinkau tarptautinių žodžių žodyne, ką reiškia, kas yra tas genijus. Tai čia yra tiesiog to žodžio kilmė, bet iš esmės jau mūsų laikais visi mes priimam, kad genijus yra ne tas žmogus, kuris turi kažkokių labai išskirtinių gabumų, o tas, kuris labai labai daug dėl to dirba. Ir Čiurlionis ir buvo tas žmogus, kuris beprotiškai daug atidavė savęs tiek muzikai, tiek dailiai. Ir aš tokį palyginimą sugalvojau, tiesiog palyginau tarkim su savimi, kad aš, pavyzdžiui, kai sugalvoju kokį nors motyvą, kurį noriu tapyti, man būna, kad aš, pavyzdžiui, namie sugalvoju, kad kažkas ateina į galvą, ką norėčiau nutapyti. Aš nutapau, man jisai visiškai nesigauna taip, kaip buvo galvoje, absoliučiai visai kitaip ir dažniausiai beveik visą laiką pasibaigia to, bus gerai. Tai dažniausiai ir tikrai beveik visiems būna tas, kad bus gerai. Jeigu būčiau arti genialumo kažkokio, ar ten labai didelio noro tobulėti, tai turbūt aš prie to paveikslo praleisčiau tiek laiko ir turbūt užtruktų gal ir pusę metų prie pirmų, tol kol būtų taip, ką aš sugalvojau galvoje. Tai čia va tiesiog jums įsivaizdavimu, ką darė Čiurlionis. Jisai be proto daug dirbo, jis be proto daug rašė. Jo kūryba apėmė viską, nuo tekstų, jisai ne tekstus rašė, iki fotografijos ir tapybos ir muzikos. Ir iš pradžių jisai buvo labiau muzikas, paskui atrado tapybą ir paskui atrado dailę.
Tai žmogus, kuris visiškai savęs negailėjo. Ir Sankt Peterburge jis beprotiškai sunkiai gyveno ir yra iš Antano Žmuidzinavičiaus, mūsų didžiojo dailininko, kuris tuo metu yra Čiurlionio amžininkas ir pažinojo Čiurlionį asmeniškai. Jisai pasakojo, kad jie net niekada nesuprato, kad Čiurlioniui yra labai sunku ir kad neretai jisai ateina visiškai peralkęs pas juos, nes net neturi už ką nusipirkti valgyti. Nu, buvo tokie laikai, o Čiurlionis, kadangi jisai buvo intelektualas, jisai negalėjo sau leisti atrodyti kažkaip prastai, apdriskęs ar panašiai, tai pasako, kad jisai net iš Talat Kelpšos Juozo kompozitoriaus pasiskolindavo ten kokią apykaklę, kaklą rištuką, kad galėtų eiti į svečius, vien tam, kad jisai gerai atrodytų. O iš tikrųjų žmogus neturėjo nieko. Na ir jisai buvo beprotiškai apsišvietęs, jis puikiai išmanė labai daug dalykų, jisai išmanė puikiausiai rytų filosofiją ir rytų filosofijos, rytų mitologijos netgi yra pas jį tikrai labai daug, jisai puikiai išmanė pagoniškus dalykus ir visą tai atsispindi jo kūryboje, tai jis labai daug skaitė. Tai vad genijaus svarbiausia dalis yra ne tai, kad kaip tu ten pavaizduoji, bet kiek tu įdedi į tai. Kiek tu daug dirbi. Ir Čiurlionis, aišku, jis visai kitaip matė visai kitaip matė pasaulį, ką mes su kai kuriuom kalbėjom praeitą kartą. Tai Čiurlionio kūryba, kaip jau ir sakiau, šiaip jisai pradėjo nuo muzikos ir net yra vieno mūsų Šarūno Nako šiuolaikinio kompozitoriaus yra tokia mintis, kodėl Čiurlionis galėjo pereiti į tapybą. Nes jisai gyveno tam laikmetį, kada muzika, nes iki romantizmo dar kompozitoriai buvo tie, kurie kurdavo tą muziką klasikinę tokią, kokią mes geriausiai žinom ir dabar. O modernizmas atėjęs viską visiškai sumaišė visiems galvas, visi pradėjo ieškoti naujovių, ką muzikoje buvo sunkiausia atrasti. Ir iš tikrųjų tais laikais, tai XIX amžiaus pabaigoje, XX pradžioje labai daug kompozitorių, kurie turėjo gebėjimų, jie pradėjo perinėti prie dailės, nes tiesiog pradėjo ieškoti tų kažkokių kitokių saviraiškos priemonių. Tai manoma, kad ir Čiurlionis galėjo taip galvoti, nors daug kas su Naku nesutinka, nes Čiurlionis vis tiek labai buvo ir jo muzikinė kūryba buvo labai unikali. Jisai labai daug piešė, praktiškai visi atvirukai, kuriuos jis siuntinėjo namiškiams, nes labai daug susirašinėjo ir paskui ir su Sofija, bet ir su namiškiais jis tikrai labai turėjo didelį ryšį, jisai visus atvirukus piešdavo ir labai daugelis tų atvirukų jau dabar yra žinomų paveikslų, tai reiškia, kad tokie buvo kaip eskizai. Jo kūrybai jisai naudojo daugiausiai pastelę, kai kada paskui perėjau prie temperos. Temperas, jeigu esate girdėję, tai yra tokie ganėtinai pigus dažai, gaminami iš kiaušinio trynio arba dažniau iš tikrųjų iš baltymo, vandeniniai ir jie ganėtinai greitai nublunka. Bet čia užbėgdama už akių, nes mes praeitą kartą pakalbėjom apie Čiurlionį kažkaip, kad mažai jisai eksponuojamas ir kad sakoma, kodėl yra mažai išvežamas, dėl to, kad jo kūryba yra tokia labai trapi, nes pastelė nubyra ir tie paveikslai labai jautrus ir neva tai dėl to. Tai, žinokit, jau yra paneigtas šitas mitas ir visi menotyrininkai sako, kad nesąmonė ir ypatingai šiais laikais tai galima gabenti kur nori ir kur nori, bet ir anais laikais buvo panašiai. Bet Čiurlionis buvo tautininkas. Jisai dalyvavo labai stipriai lietuvių tautinėme atgimime, kadangi čia buvo prieš Antrąjį pasaulinį karą, tada net niekas nesvajojo apie Lietuvos nepriklausomybę, bet, ta prasme, jie svajojo, bet jie neįsivaizdavo, kad taip gali atsitikti, bet jau prasidėjo tautinis toksai judėjimas ir Čiurlionis buvo vienas iš pagrindinių tų judėjimo dalyvių ir jo didelė kūrybos dalis buvo susijusi būtent su lietuvių tautybės išsaugojimu, ką sovietai labai puikiai matė ir įvedė, kaip čia pasakyti, tokį išvedė mitą, kad neva tai Čiurlionio negali niekam rodyti, nes čia sugadinsit jo paveikslus ir visa kita. O norų buvo labai daug tą padaryti, kad daug kas norėjo, kad išvažiuotų tie Čiurlionio darbai. Tai žinoma. Kas yra pastelė? O pastelė yra, Viktorija pademonstruos, jo, toj pat. Taip, labai geras klausimas. Taip. Bet šitie yra aliejinė pastelė, tai yra tokios kreidelės.
Tai čia dar geresnė yra jo. Aliejinės pastelės, kuri tokia trapesnė kažkokia. Kaip kreidutės jos atrodo. Jo. Tai va. Tai ką, tai neriam į Čiurlionio pasaulį. Ir kad būtų ta mūsų pradžia tokia lengvesnė, nes jau čia taip teorijos padaviau, kad nebūtų pernelyg nuobodu, tai mes pradėsim nuo šiokio tokio žaidimo su Čiurlionio darbais, kuris šiaip būna labai labai smagus. Čia nebus konkursas ir teisingo atsakymo nėra. Dalyvauja tik tai kas nori, bet aš jums dabar parodysiu keletą Čiurlionio paveikslų ir sugalvosim jiems pavadinimus. Tai kas sugalvojat, iš karto šaukit ir pabandysim patyrinėti, kodėl. Jo, tai jau nepasakiau iš pradžių, kas jau žino. Jo, šitas paveikslas tai labai labai yra be galo žinomas, populiarus. Jo, čia yra ramybė, aš jau dabar galim ir toliau nebegalvoti tų pavadinimų. Šiaip į ateitį, kad žinosit pavadinimą, nesakykit. Gal yra kas nežino. Bet tai čia reikia tikrojo pavadinimo? Nereikia tikrojo pagal... Ne. Taip. Ne, savo sugalvoti. Mes čia jo tiesiog dabar įjungiam fantaziją, nes Čiurlionis be galo, čia mes pasinersim į jo fantaziją, įjungiam dabar savo fantaziją ir pasinerkim į jo tą kūrybą. Nu va, paslaptis. O kodėl? Nežinau, man pirmiausia tie du žiburiai, kurie, tarsi, kaip sakyti, yra kažkokia šviesa, bet visa kita, tai, nėra aišku, ar čia kalnas, ar čia kažkoks užsilikęs, nežinau, didžiulis mėlyžinas, ar čia Lietuva, ar čia Antarktida, man taip eina, tai yra visiškai neaišku. Nėra tiesiogiai aišku ir tos spalvos, pavyzdžiui, ir mėlyna ir žalia, tarsi pašvaistė, man tokia paslaptis, toks stebuklas truputukas, tai man visada šitą paveikslą, aš noriu pavadinimą, bet man visada būna toksai, tokia, nes aš nežinau, kas tai yra tas dvi tokia. Taip. Ir jos kelia klausimą, tiek tu nežinai tiksliai iš kur. Taip. Ir tarp to, kas iš tikrųjų, ir tarp to, kokia yra asociacija, kad tarsi akis. Jis vis tiek palieka tokį nepasakytą dalyką. Čia kaip islamo kūryboje. Visada truputį paslapties, jo. Tai va, tai pamiršau pasakyti pagrindinį dalyką. Čiurlionis niekada neaiškina savo paveikslų. Viską, ką mes čia dabar žinosim, ką žiūrėsim, tai yra menotyrininkų, muzikologų išvestos teorijos, bet jis neaiškina savo paveikslų. Tai visi atsakymai teisingai. Pavadinimą parašydavo. Tai va, mes prieisim, kaip ten yra su tais pavadinimais, bet pavadinimą jisai parašydavo. Tai jo, kas gal pamenat, kai buvo Kaunas Europos kultūros sostinė 22 metais, tai čia jie naudojo savo logotipų šitą ir vadino Kauno žvėrim. Ne visai šitą paveikslą, bet iš jo išvedė tą. Jo. Jo, taip. Jo, nes iš pirmo žvilgsnio tikrai atrodo, kad gyvūnas, bet aš tai žiūriu čia kalną ir du laužus ir man tas ramybės, nežinau, ramybę ir suteikia vanduo, žalia spalva ir ką Čiurlionis labai, kadangi Čiurlionis buvo simbolistas ir jisai tikrai labai daug naudojo, tai yra kaip ir du pagrindiniai čia pas jį tie vadinami pradai, tai yra vanduo ir ugnis. Iš 4 pradų 4 tie vadinami 4 pasaulio elementai, čia irgi yra iš rytų filosofijos, tai yra ugnis, vanduo, oras ir vėjas. Jo. Žemė, ačiū, taip, žemė. Tai va, tai čia jis tikrai labai daug ir to vandens naudoja. Tai va, kas žinosit kitą paveikslą pavadinimą, tai nesakykit ir galvojam pavadinimą šitam paveikslui. O čia gal galima tas prigesinti šitas, vat, kad geriau matytųsi. O, super, labai dabar gerai matosi. Nežinau, čia jokingai nuskambės. Nėra jokingo atsakymo. Man tai Palangos tiltas kažkodėl, ten palendžiu po juos, ten viskas išlūžė, bent jau kažkada buvo, kiek prisimenu ir matosi tik jūra, nežinau. Pirmas įspūdis tik iš po tilto. Taip. Čia gali būti teisingas atsakymas, nes Čiurlionis buvo Palangoje, jis Palangoje labai labai daug dirbo. Panašu į mišką. Tai galima kaip nors ir su muzikas, tokio ritmiškų pasivartojimo. Žinai, kaip būna stygos fortepijonė. Taip. Gal dar kas nors nori ko nors pasidalinti? Man toks dar buvo tiesiog kolona, nežinau kodėl, bet
Bet Jo. įsižiūrėjus tą ranką matosi. O tik dabar pamačiau, kad Taip. Ne. Jo. Taip. Taip. Paveikslas vadinasi šiaip miško ošimas. Ir jo yra visas, ir čia šitie paveikslai, beveik man atrodo, visi bus iš Čiurlionio ciklo Fantazijos ir čia yra miško ošimas. Ir sakau, čia šiaip neteisingų atsakymų nėra, gali būti Palangos tiltas. Bet kas jau yra iki galo žiūrėjęs, tai čia yra miškas, kuris atrodo kaip arfa. Pažiūrėkit, kaip šitas medis nukritęs, va tas va arfa. Kažkas groja tą arfą ir miškas ošia, nes Čiurlionis labai daug, šiaip Druskininkai buvo jo mylimiausia, geriausia vieta ir jam geriausiai kūrėsi. Jis, kai grįždavo į Druskininkus pas tėvus, jis turėjo atskirą namelį, vat kas buvo, tai turbūt matė, ten yra atskiras namelis, kur mama tik tai jam palangės palikdavo blydų, kad vaikas pavalgytų ir viskas, ir palikdavo jį ramybėj. Jis išeidavo į mišką, klausydavo garsų. Tai jisai jo. Ir ką Čiurlionis labai daug naudojo savo kūryboje, jisai labai, yra tas žodis antropomorfizavo, bet kad būtų aiškiau, tai jis tiesiog sužmogindavo dalykus. Nes čia ir yra to žodžio kilmė, kad jisai sužmogindavo dalykus ir jo kūryboje labai daug. Man atrodo, mes čia daugiau nematysim, bet kas važiuosim į Čiurlionį, antropomorfizavo dalykus. Antropos, taip. Tai mes, kai važiuosim į Čiurlionio muziejų, kas keliaus kartu, tai ten bus daugiau tų paveikslų, kur matysim ten ir medis žmogus, ar ten iš debesų žmogus kažkoks, tai jis tikrai labai daug sužmogindavo tų dalykų. Tai va, tai kai pamatai tą ranką, tai tikrai atrodo girdisi, kaip ten vos ne kaip arfa ir groja tame miške. Va, toliau kitas paveikslas. Čia jau tiesiog reikia fantaziją įjungti. Bijojau šitą paveikslą. Visada praversdavau. Kokia knyga ten? Man jis baisus. Man čia irgi, kaip jau sakė Dievo žvilgsnis, man irgi čia, tarsi iš dabartinės, tarsi Dievas čia žemė ir jisai mato, taip jis yra toks didelis, viską mato, tas toks kūrėjas, kurio mes nematom. Ir čia dabar galvoju, kaip jisai žiūri, jis turi spindulius ir dėl to viską mato. Man čia apie to. Jo. Kas šiaip yra labai, ir jūsų yra labai teisingai, nes Čiurlionis tai buvo labai dvasingas žmogus, vis tik ir mama buvo labai tikinti, tėtis vargonininkas, tikrai buvo labai dvasingas, tikėjo į Dievą, tai gali būti šitie dalykai, bet paveikslas pats tai vadinasi mintis. Ir Čiurlionis neaiškina, tai dabar tai mums ir belieka tik tai sugalvoti, ką jisai norėjo to pasakyti. Bet taip, akivaizdu, kad ten yra žemė, į kurią jisai žiūri ir kokią jisai ten mintį plėtoja, tai galim tik tai mes ir atspėti, mes ir sugalvoti. Tai va, čia irgi yra iš ciklo Fantazijos. Kitas paveikslas. Jo, visko gali būti. Pasufleruosi Salomėja Nėris sakė, kad šitas paveikslas jai primena negandą. Čia šitas, aš galvau, kad tas, kur virš vaikučio toks juodas paukštis. Jo, tai gali būti, kad aš kai ir perskaičiau, tai ir buvo apie tą, nes jisai tų paukščių tai daug visai piešė, daug visai tenais jų nemažai buvo, bet jinai ir jai sakė, kad juodas paukštis jai primena negandą. Nes čia ta saulė, erdvė tokia visa nuauksinta, tikrai kažkokia labiau į viltį panašu. Taip. Daugiau, nes tas kalnas, jis mažai vietos užima, tas siluetas toks irgi visai grakštus, jo nėra to tokio kažkokio grėsmės. Taip. Gali sakyti, aušta rytas, atsiveria erdvės, viskas auksu, užsikaišo. Jo, paveikslo pavadinimas yra žinia. Paukštis neša žinią. Ir paukštis įvairiose kultūrose įvairiai reiškia, bet čia jisai neša žinią. Ir iš
tamsaus pasaulio į šviesų pasaulį, kažkur teka saulė. Tai galima taip interpretuoti, kad neša iš ano pasaulio į šitą pasaulį atneša gerąją žinią. Gal dar kas nors nori ko nors pasidalinti? Na, tai čia labai gražus tasai kampas apatinis, kaip čia jisai padarė. Perėjimai. Čia šitas, jo. Viktorija, kaip čia padaryti? Čia tiesiog sluoksniukai yra. Perleidžiami sluoksniukai vienas ant kito uždėti. Atsinešiau 50 metų turinčią senumo knygą. Ir čia yra kiekvienas poetas ir įrašyta įvairūs poetai. Va, Salomėja Nėris, Skrenda neganda, juoda 20 000 tik tai leidinėlis, tokia bibliografinė vertybė, jeigu norėsite paskui pavartyti. Čia tiesiog Nėries keletą eilėraščių ir paveikslai. Kito poetų. Gal paskaitykit, kad Aha, dabar... jo. Ar Jo, žinoma. gal neverta sutrukdysim laiką? Ne, per daug užims laiką. Gal po to. Jo, pasivartysim. Gerai, tada galim žygiuoti toliau. 75, siūlo 50. Nu, čia tai naktis. Aš tai jos... Man tai jo karališka rugpjūčio naktis, nes man tos visos eglės su karūnom. Taip. Ir tokia, man čia visiškas pozityvas. Net Nida iš karto pajaučiu. Bet tai čia visa karalių eisena iš Taip. nes jos visos su karūnom. Man ten net šuniukas paskutinė. Galvytės čia visos viršų. Kas viršui? Galvytės tokios. Mhm. Kiekvieno medžio viršų galvytė. Taip, Karūnėlė. Jo. Tai dar kažkas gal nori kažką pasakyti. Aš galiu pereiti. Taip, labai teisingai pamatėt. Yra tos karūnytės, čia pušys yra, tikrai yra pajūris. Paveikslas tai vadinasi labai paprastai miškas. Jo. Bet Čiurlionio kūrybai labai daug kosmoso ir labai daug karūnų. Ir ką tai reiškia, kad kosmos tai yra žodžio kilmė yra nuo pasaulio santvarkos, nuo kažkokios tvarkos sudarytos. O kodėl daug karūnų, tai karūnos dažniausiai kažkokį valdovą simbolizuoja. Ir dažniausiai mes mėgstam vadinti ne karalius, o valdovas, nes valdovas toksai visą apimantis, ne ten kažkokią dalį karaliaujantis kažkokiai daly, bet valdovas, visatos valdovas, pasaulio valdovas ir be abejo Čiurlionis visą laiką turėjo omeny Dievas, kažkokia sudievinta ta būtybė. Tai pas Čiurlionį labai daug yra tokių temų. Tai va, klausiau tokią paskaitą apie šitą paveikslą, kurią dėstė, mes pakalbėjom tada su Jolanta, žino, Ričardą Jankauską, legendinį licėjaus mokytoją, kuris labai puikiai išmano Čiurlionį. Tai jisai labai juokavo su šito paveikslu, kad galima vestis patikrinti savo vyrą. Čia galima patikrinti savo vyrą su šito paveikslu. Atsivedi, paklausi, ką mato, ir jeigu pasakys, kad mato karalienės, tai labai didelė tikimybė, kad ir jūs laiko karalienę. Tai čia buvo toks pokštas, bet aš tai pasakoju savo kolegiams, jos buvo, kurios ir vedėsi. Viena tai sakė, baisiausiai įsižeidžiau, daugiau aš ten taip nedarysiu. Tai va, tai čia toksai pokštas. Va, dar vienas paveikslas, irgi iš fantazijos ciklo. Ir mes jau čia artėjom prie pabaigos. Filmatas. Nematytas. Aš nepamenu, ar jis yra Čiurlionio muziejuje, gali būti, kad jo net neturi. Bet yra. Irgi daug mistikos, bet labai gražu, kad priekyje ta šviesa, mėnulis, gal pasaulis, gal kaip tai suprasti, bet man čia yra apie šiapus anapus tokio. Taip, čia ir yra šiapus anapus. Ir šitą dalyką labiausiai simbolizuoja tiltas, nes tiltas yra visą laiką simbolis tarp šio ir ano pasaulio. Ir aišku, vėlgi, Čiurlionis tai nieko čia neaiškina, čia kaip kas sugalvoja. Bet priskiriama, kad kadangi graikų mitologijai, tai į mirties pasaulį ir palydėdavo
upe į Hado karalystę, atlydėdavo, aš jau nebeprisimenu tos dievybės tiksliai, bet jinai tokia panaši ir buvo, kad su tokia balta skraiste, velteliai tave nuplukdo į kažkokią, į tą Hado amžinąją karalystę. Tai va, tai šitas paveikslas ir simbolizuoja tokią skirtį tarp ano ir šio pasaulio. Na ir manau, kad čia dabar jau, jo, šitas jau yra paskutinis ir toks, jo. Mhm. Jo, kažkaip norisi tikėti, kad čia kažkas tai su žmogaus veidu susiję. O man čia tokia gimtis, man čia tarsi gimtis, užsimezgimas. Mhm. Nes irgi man vat jo iš to. Jo. Dar nesusiformavę, tik tai Jo. skleidžiasi. Jo. Tai šitam paveiksle reikia jį ilgai žiūrėti iš toli ir iš arti, kol pagaliau sugebi pamatyti. Čia yra vienas veidas, kuris yra atsisukęs į mus, žiūrėkit, čia yra akidobės, čia yra nosis. Taip. Ir čia yra moteris, kuri yra palinkusi, prisiglaudusi ir čia yra jos nosis, akidobė, lūpos. Čia reikia šitą paveikslą ilgai žiūrėti, kol tą pamatai. Tai ateikit arčiau trupučiuką, iš arti, man atrodo, tikrai drąsiai prieikit. Ir yra menotyrininkų, kurie išžiūrėję yra čia kūdikį. Aš tai jo nematau ir aš apie jį nekalbu, nes vėlgi Čiurlionis apie tai nieko nesakė. Bet va, žiūrėkit, čia yra moters akidobė, jos nosis, lūpos. Ir va čia yra, ar plaukai, ar skara yra užkritę. O vyroje labai aiškiai matosi akidobės. Reikia prisimerkti, tada pasimato, kad tas šviesus daiktas tai yra kiaurymė. Taip, O taip, žiūrėti taip. į siluetų, Taip, tą tamsią, tamsią dalį, ir taip. tada viskas pasimato. Jo. Aš pradžiai čia bandžiau žiūrėti, va čia. Ne. Tamsoj. Tamsus siluetas šviesoje. Jo. Bet man čia du karaliai, čia tie patys Bet karaliai. superinės paveikslas, kur tik pirmą kartą metus su. Taip. Tiesiog. Čia karaliai jauni, vat tą mišką gimdo, o ten jau... Mes pakalbėsim dar apie tą mišką, jo. Jo, paveikslas tai vadinasi veidai, tiesiog veidai. Bet daugelis, kas romantizuoja, tai čia jie tiesiog vadina meilę šitą paveikslą. Nu, kai veidus pamatai, tai... Meilė. Tačiau meilė, jo. Jo, Jo, taip galvos suremtas labai. Jo. Labai taip patikliai. taip. Tai va, kol neįsižiūri, kol nepamatai, taip Čiurlionio muziejuje raštis. Jo, yra šitas paveikslas, tai labai daug kas sakė, praeina pro jį, tiesiog pasižiūri ir praeina ir nesupranta, kodėl jisai čia kabo. Reikia gerai įsižiūrėti. Gal tikrai su amžiumi kažkaip, su laikais išbluko dar labiau? Faktas, kad galėjo kažkiek ir išblukti, jau mes ir nežinosim. Šiaip per karą buvo, per pirmąjį pasaulinį karą visa kūryba buvo išvežta į Maskvą saugoti, paskui parsivežė. Pakeliavo tie paveikslai ir neaišku, kaip jie buvo saugomi, nes vis tiek jo pastelė yra tikrai ganėtinai trapus tas ar tempera, trapus paveikslai, bet dabar tai juos aišku tikrai gerai konservuoja, bet gali būti, kad jis toks ir buvo, nes Čiurlionis jisai niekada ir nesiekė nieko lengvo ar kažkokio pernelyg. Čiurlionis yra nuostabus tuo, kad jisai labai gilus ir kad iš pradžių jo kūryba atrodo tokia kaip pasaka, kaip fantazijos, bet kai pradedi žiūrėti giliau ir supranti tą jo filosofiją įdėtą, tai matai, kad ta kūryba yra labai beprotiškai gili, kad ne tik tai vaikiška tokia. Tai va, tai baigiam šitą žaidimą, pereisim toliau prie jo kūrybos. Tai jau buvo užsiminus, Čiurlionis labai daug ciklų kūrė, ciklais ir šitą, ką mes žiūrėjom čia iš fantazijos ciklo, neatsimenu kiek ten tų paveikslų, bet tikrai yra daugiau negu 10 paveikslų už vieną iš to ciklo. Kiti buvo tokie trumpesni, jisai, žodžiu, kažkaip juos sujungdavo. Tai vat pasižiūrėsim vieną iš jo ankstyvų darbų. Čia jisai maždaug pradėjęs tapyti kokiais 1902, tai čia yra pakankamai ankstyvas jo
darbas Laidotuvių simfonija. Tai mes šiek tiek perbėgsim per visą, čia yra 7 paveikslai, visų labai nenagrinėsim, neišnagrinėsim, tai tik tai vat, apie tokius pačius svarbiausias kažkokius momentus papasakosim. Na va, čia yra pats pirmas. Jeigu yra noro, kam nors iš karto pakomentuoti, ką čia mato, tai būtų labai smagu. Jeigu ne, tai aš galiu iš karto komentuoti. Bet tos laidotuvės kažkaip tarsi antram plane ten ta minė žmonių, čia teikia gražu, šviesu, optimistiška. Jo. Įsižiūrėti, kad ten gražu. Laidotuvių labai įdomi tas varpas į priekį. Bet tie vartai tokie iškilmingi. Iškart jaučiasi, kad už sienos, už to Kažkokie ragai ten. kažkas šviesaus, tyro, tokio pakylėto. Taip. Ir man net to varto forma yra angelų kažkokios sparnai ir labai įdomu, kad žalia spalva, ta žalia vėlgi apie tokią ramybę, tokią taiką, susitaikymą galbūt ir ta simbolika yra karūna, žvaigždė, žinau, karūna šitą. Kadangi saulė kaip ir mėnulis, toliau rytų ten. Taip. Jo. Aš tai noriu iš karto, kad atkreiptumėte dėmesį, kad mes atpažįstam labai realius dalykus čia visur ir kalbam apie konkrečius, bet niekur nėra jokio realizmo, naturalizmo, tikroviško vaizdavimo. Atkreipkite dėmesį, kokiais būdais pavaizduota taip, kad mes ir suprantam ir kartu į kiekvieną paveikslą galim žiūrėti kaip į abstrakciją. Tai tobulą gražią abstrakciją. Kad ir meninės išraiškos priemonės irgi jum nugultų, kad ne tik tai ta tema, ta gelmė, kokios yra, kad paskui savo paveiksluose nebūtinai mes tą gelmę kapstam, bet pabandom tai, ką mes turim natūraliai lengvai, bet išraiškos priemonių paieškoti, tokių lengvų ir stiprių. Taip. Tolimas planas labai ryškus, pagrindiniai vartai. Tai mes to nedarom, tapybai. Simboliką išaiškinti. Nu čia šitas kontrastas tarp šviesaus, tamsaus. Jeigu mes kažkokį siluetišką darom, tai darom tolimą planą, šviesų silueto fonę santykį tą imam. Gal tik retai tokią užduotį sau keliam. Tai aš gal pradėsiu pirmiausiai nuo to, kodėl yra tas fonas ten toksai ryškus ir kodėl čia viskas yra taip šviesu. Čia iš tikrųjų yra ganėtinai paprastai paaiškinamas šitas dalykas. Todėl, kad Dzūkijoje tikrai nežinau kaip visoje kitoje Lietuvoje, bet Dzūkijoje anksčiau žmonės visą laiką laidodavo vakare. Niekada nebūdavo, kad pirmoji dienos pusė visada vakare leidžiasi saulė, praėjo kažkieno gyvenimas ir kartu su ta saulė palydim mirusį į tą kitą pasaulį. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, čia labai aiškiai matosi, kad tai yra vakaras, dėl to, kad ten yra ryšku, karstas yra į tą pusę, kur yra saulė ir saulė yra žemai, nes čia yra dangus, o saulė yra žemai, reiškia, yra vakaras. Tai vat, tas ryškumas ir visas tas yra paaiškinama taip, nes žmonės Dzūkijoje mes išlydėdavom, ne mes, aš jau nebe, bet senoviai žmonės išlydėdavo visą laiką vakare. Šviesiai tos žmonės išleidžia. Dabar labai teisingai buvo pastebėti angelo sparnai. Teisingai, vėlgi čia yra menotyrininkų išmislyta teisingai. Čiurlionis neaišku, ką ten jis turėjo omeny, bet jeigu atkreipsi dėmesį, pažiūrėkit, čia dar yra 3 angeliukai. Ir gal net ir 4 matosi kažkiek. Ne šuniukas, bet sfinksas. Jo, ko labai daug buvo Čiurlionio. Ten yra iki galo neaišku, kas yra per tą būtybę Čiurlionio kūrybai, bet jos yra beprotiškai daug. Tokio kaip sfinkso jos yra tikrai labai labai daug. Aišku, jisai puikiai išmanė ir egiptologiją, tai gali būti, kad yra ir daug kur ir sfinkso karūna. Ir žiūrint, išgirskit, kaip skamba tas varpas. Nes kad tas varpas būtų antiek į šitą pusę atsisukęs, jis ten turėtų rėkti. Tai kai tą atkreipi dėmesį, iš karto atrodo, kad čia tiesiog tas paveikslas taip skamba garsiai, kad net daužosi galvoje. Čia yra angeliuko paveikslas, o tie vartai daugeliu yra išlikę visiška mistika, nes jau čia Čiurlionis tai turbūt padarė tai, ką jisai norėjo padaryti, bet galima įžiūrėti ir galima paspėlioti.
Čia yra labai panašu į A raidę, o čia yra labai panašu į M raidę. Ir kadangi tai yra laidotuvės, gal jis norėjo parašyti Amen, bet nėra E ir N. O gal ir ne. Galima įžiūrėti iš tų angeliukų. Galima iš angeliukų kažką išmastyti, gali būti taip. O gal jis nieko tokio neturėjo omeny. O kitas dalykas, tai Čiurlionis buvo sugalvojęs su broliais, nes visi jie ten buvo tikrai labai išsilavinę. Su broliais jis buvo sugalvojęs tokį dalyką, jie susikūrė savo abėcėlę. Susigalvojo savo ir jie net laiškai susirašinėdavo. Tai yra, gali būti, kad čia broliai jo ir pasakytų, kas čia yra parašyta. O gal ir ne. Va. Kiti paveikslai. Tai va, vėl grįžtant prie, čia yra 2, 3, 4 iš to paties ciklo. Tai vėlgi leidžiasi saulė, leidžianti saulė nešamas karstas, vėlgi jisai nešamas į tą besileidžiančią saulę. Čia irgi yra, žodžiu, kiek yra daug šviesos per laidotuvės ir kokia tai yra harmonija, kokia tai yra ramybė. Kad išleidi žmogui tą kitą pasaulį šviesiai. Vėlgi yra kalnai, ko šiaip pas mus Lietuvoje neturime. Mes Dzūkijoje ten gal biški turim tokių, nežinau kaip čia pavadinti, kalnelių, bet vis tiek yra kalnai, yra kiparisai, ko pas mus nėra. Jo. Jisai keliavęs yra nemažai, taip, jisai keliavęs nemažai, po Europą labai daug yra pakeliavęs, kiek jau jam ten leido, bet jisai yra matęs. Ir paskutiniai 3, tai čia gaunasi 5, 6, 7 jo. Nu va, kokia jo giltinė net yra tokia stilizuota. Aš šiaip nedėjau kitų menininkų, kad mums labai nebūtų per daug tas informacijos, bet jeigu ten pasižiūrėtume Mirtį, kad ir kokio Klimto paveikslas, jinai tokia visą laiką grotestiška, pasigraži, miela giltinė. Toliau tas, kur neša kalneliu ir yra irgi tokia stilizuotas tas toksai išsiraitimas, jisai nėra atsitiktinis. Čiurlionio kūryboje buvo labai daug gyvatės simbolių, dažniausiai yra visas žalčio sonetas, visas ciklas. Ir gyvatės simbolis irgi daugybėje kultūrų visiškai skirtingai skiriasi. Vienur tenai kažkur reiškia mirtį, kažkur kaip tik. O mūsų pagonybė, jeigu žinot, žaltys, tai dažniausiai yra šeimos santarvės simbolis ir netgi sakydavo, kad jeigu žaltį randi savo namuose, tai reiškia, tau laimę atnešė, jis neša laimę. Tuo tarpu Čiurlionio šita gyvatėlė, ką reiškia, tai yra 8 apverstas yra amžinybė, išeina į amžinybę. Jo. Tai va ir galiausiai yra tiesiog sielvartas. Sielvartas žmogaus, kuris ką tik išlydėjo savo mylimą žmogų į tą kitą pasaulį. Tai va, tai čia vienas yra ir net ir vadinasi Laidotuvių simfonija, bet čia mes dar nepriėjom prie to sonetų ir simfonijų, čia yra visiškai ankstyvas jo darbas, nors jisai irgi, mes pamatėm, kad irgi suskamba tam tikrom vietom, bet čia dar nėra tai, apie ką trupučiuką ir vėliau kalbėsime, kuo Čiurlionis labai garsus. Tai va, tai čia kaip išreklamavom, kad prisikviesim žiemą, tai žiūrėkit, jinai išsigando ir atėjo. Nereikėjo jos kviestis. Čiurlionis iš esmės, na, vat kaip ir Viktorija užsiminė apie abstrakciją. Nes čia yra abstrakcijos visur. Bet yra vienas toksai estų menotyrininkas, kuris Lietuvoje gyveno ten apie 50 kažkelintus metus, sukėlė ten, išprovokavo ir sukėlė tokią didžiulę diskusiją, nes Čiurlionis, kada jis įkūrė abstrakcionizmo, tokio kaip mes žinome menotyrių, jo tokio dar nebuvo. Jis dar ateis dar po kokių ten berods 10 ar 15 metų, nes pirmojo abstrakcionistų vadinami Kandinskis, koks Mondrianas, tai jie dar tik tai laukia ateities. Na ir jis iškėlė klausimą, sako, žiūrėkit, tai gal Čiurlionis tai pirmas abstrakcionizmas pasaulyje, iš viso toks abstrakcionistas, kuris ir pradėjo visą šitą dalyką, nes na, tikrai atrodo abstrakcijos. Bet ką menotyrininkai sako, tai jisai davė pavadinimus ir iš karto įžiūri, kas tai yra.
Jeigu nežinotumėt pavadinimo šito, vis tiek galėtumėt, ar atpažintumėt, kad čia yra žiema? Su kuo jums asocijuojasi šitie jo piešiniai? Balta, vis tiek jaučiasi. Taip, labai jaučiasi. Taip, toks trakšėjimas atrodo net girdisi žiemos. Taip. Jo, jisai, kaip matot, naudojo baltos spalvos, bet kartu jisai, čia tai gal net ir kartonas yra kažkiek likęs, bet jisai kartu ir pas jį daug yra ir tų tokių šiltų spalvų, bet vis tiek atrodo, kad tai yra gili žiema. Labai daug mėlynos naudoja, mėlyna spalva irgi. Mėlyna. Atsiprašau, aš noriu atkreipti dėmesį į atlikimo manierą. Kiek čia yra kartono likę, kaip jisai labai atsargiai prisiliečia prie paviršiaus paveikslo ir kaip jisai minimaliai, nes žmonių yra taip labai visada jie nori nupiešti viską būtinai, o jis taip truputį prisiliečia ir ten jau įvaizdis kažkoks truputį prisiliečia, matot, kažkur yra sluoksniukas toks, pro kurį matosi persišviečia, kažkur yra tirščiau uždėta, kažkur ploniau ir kažkur visai palikta. Atkreipti dėmesio, taip neprievartauti paviršiaus drobės, visada truputį įsiklausyti į ją, kaip jinai natūraliai kalba ir tiesiog jai paantrinti atsargiai, to atsargumo, tokio subtilumo labai galima pasimokyti. Taip. Pažiūrėkite į šitą paveikslą, kaip yra įdomiai pavaizduota, kodėl yra viena gėlės vėlgi, ar gėlės, ar čia ne gėlės, ar augaliukai, jie kažkokie tokie nežemiški, kaip iš kokio kosmoso. Kodėl vienas yra užsidegęs, o kitas yra nuvystantis. Pagal formą panašu į asiūklį. Pagal... Asiūklį. Bet čia iš karto santykiai. Santykiai, jo. Vienas nusisukęs ir pagesęs. Nematytas irgi šitas man pirmą kartą. Šitas tai tikrai yra Čiurlionio muziejuje, yra žiemos visas, bet jie yra mažiukai, čia mes matom tai labai dabar didelius variantus, jie šiaip yra šitie mažo formato paveikslai, pažiūrėsim. O žiūrėkit ten, kur yra, argi čia ne kalėdos. Čia tarsi dar kažkoks menoro simbolis, bet ten pirmam paveikslui irgi buvo kažkas toks, aliuzija šiek tiek į menorą galėtų būti. Galėtų būti, jo, galima ir turbūt ir kažkiek išvelgti. Turbūt nėra teisingo atsakymo. Visi teisingi atsakymai. Oi. Va, ir čia paskutiniai yra iš to ciklo, irgi 7 paveikslai yra. Tai va, apžiūrėsim šituos gyvai paveikslus Čiurlionio muziejui. Tai va, ne visada jisai buvo toks nežinomas ir ne tai, kad nežinomas, ne visą laiką tokiam abstrakcijom tapė ir tik tai užuominom ir simboliais. Yra ir vienas jo triptikas, kuris yra labai labai aiškus, atsistoji ir matai. Yra Raigardo slėnis. Gal kam teko būti prie Druskininkų, yra Švendubrės toksai miestelis ir ten yra visiškai ta vieta, iš kur Čiurlionis tapė šitą paveikslą. Nes ten nuo Druskininkų galima peškom nueiti, net esu ėjus kažkada. Bet ten dabar labai, man atrodo, medžiais apauginis kažkada, dviračiais važiavam, kad sunku žiūrėti. Jo, tai be abejo, čia yra prieš daugiau negu 100 metų tapyta, tai kad pasikeitęs. Kur tas Čiurlionis tapė? Jo. Teko dalyvauti toj pusėje, atrodo, tai nuo aukšto skardžio, bet jis buvo senai prieš kokių metų 40. Tai tikrai tas pats slėnis matėsi. Taip. Aš atsimenu, kad sustoju, sako, einam, sakau, negaliu. Ir tiesiog stovėjau. Taip. Kad atkreipkite dėmesį, kokie tie medžiai, koks jų ritmas, kokia įvairovė, koks suskirstimas gražus. Taip, va tą ir norėjau toliau pereiti, kad nors jisai yra toksai, atrodo, kur jau suprantamiausias, paprasčiausias paveikslas, yra tiesiog slėnis, bet vis tiek galima atrasti ritmą, galima išgirsti ir skambesį, ir čia jau yra vienas iš jo tų, neatsimenu kelintais metais, 7 metais jisai realiai po to, kiti jau jo tie ciklai jau ir prasidėjo sonatos, kurias jisai tapė. Tai čia yra irgi dar tas toksai, tokia jau pradžia, užsimenama, jau galima, šiaip iš tikrųjų, kas puikiai išmano muzikologiją, jau čia irgi būtų galima žiūrėti kažkokią tą muzikinį kūrinį, nes labai viskas taip gražiai yra išdėstyta ritmiškai, skambančiai. Tai va, Raigardas.
Kas nuvažiuosit į Druskininkus, būtinai nueikit. Jisai be abejo yra ne toksai pats, koks jisai buvo, bet tikrai matosi, kad tas visas gražus Raigardo slėnis. Už jo jau iš tikrųjų Baltarusija yra čia visiškai prie sienos. Tai va, dar iki, nežinau, ar dabar jau padarom pertrauką, ar dar galim pakalbėti. Gerai, tai galim pakalbėti. Tai pereisim prie kito jo irgi labai be galo įspūdingo triptiko, irgi iš tų jo ciklinių darbų, tokių, kur, kaip menotyrininkai sako, jisai sutalpino nesutalpinamus dalykus, ką jisai čia padarė. Tai va, tai nežinau, čia daug neišsiplėsiu, čia matosi, kad yra laivelis, yra kažkokia kolona, kuri visą laiką simbolizuoja irgi pasaulio santvarką, simbolizuoja tokią ramybę kartu. Kolona mums tokia nėra labai ypatingai matyta, nes pas mus labai daug to yra baroko, yra renesanso ar ten klasicizmo, kur pas mus tos kolonų stiliai yra atėję iš romėninių laikų ar graikų laikų, o čia ta kolona truputį kitokia ir čia yra jinai rytietiška. Grinai iš kinų kultūros atėjusi ta kolona. Čia jau matosi toks kitoks vaizdas, toks iš šiek tiek kitokia ta kompozicija, jau čia matome daugiau tų kolonų, čia matosi kažkokie pirštai. Kas čia parašyta, yra paslaptis ir čia irgi manoma, kad čia jo broliai galėtų perskaityti, nes panašu, kad čia yra iš tos sugalvotos jų abėcėlės, bet tikrai galima galvoti, kad čia labai panašu yra E raidė. Čia tikrai galėtų būti R raidė ir kadangi paveikslo triptiką jisai yra pavadinęs Rex, tai greičiausiai čia ir yra parašyta Rex. Taip, yra Rokas Zubovas, kompozitorius. Bet su juo jisai yra proanūkis. Taip. Ir Čiurlionį vaidino. Taip, ir jisai vaidino Čiurlionį ir jisai, taip. Jo, bet dėja su juo ir nutrūksta Čiurlionio giminė, nes jisai neturi vaikų su žmona ir jis yra vienintelis tiesioginis palikuonis. Jo. Taip, labai daug jisai daro, kur yra Čiurlionio namai pas mus Senamiestyje, tai yra čia jo idėja, jisai ten daro labai daug tų koncertų, jis net išoriškai yra panašus į Čiurlionį. Labai panašus. Taip, neįtikėtinai panašus. Tai būtinai reikia vaikų ten jiems. Tai va. Tai yra, bet tų tiesioginių Čiurlionio linijos, paties Mikalojaus Konstantino, tai yra Rokas Zubovas yra paskutinis, yra likęs jo močiutė Danutė, buvo Čiurlionio dukra. Taigi Lietuva negali taip palikti. Jo. Kur žiūri Lietuva? Tai va. Taip. Galit pakartot, kas toksai? Rokas Zubovas. Jam 58. Ar jis dabar, tas paskutinis, tai jau Zubovas paskutinis paliko? Jo, nes Čiurlionis tik tai dukrą turėjo, jo, kuri dukra jau gimė, Čiurlionis buvo miręs. Jo dukra gimė, kai jisai mirė ir dukra turėjo tik tai vieną vaiką. Ir dabar galvojama, jo, tai dukra ir turėjo dukrą ir ta dukra užtekėjo už Zubovų. Zubovų yra šiaip labai tokia žinoma kilminga giminė Lietuvoje. Nu, irgi tokia ganėtinai sena, jie ten bajorai, man atrodo, yra buvę. Tai va. Ai, tai jeigu dukra, tai čia viskas. Taip, jo. Bet Čiurlionių, šiaip Dzūkijoje, tai Čiurlionių yra baisiai daug, nes yra ir labai žinoma pavardė. Tik tai Dzūkijoje juos vadina Čiurlionis, ne Čiurlionis, kaip mes sako. Mano močiutė visą laiką sako Čiurlionis. Bet nuvažiavusi kokias Liškiavos kapines, tai ten Čiurlionių va tiek yra. Bet tai ir Čiurlionių, tai patys Čiurlioniai turėjo 9 vaikus, tai ten labai daug jų buvo. Nu va, ir čia yra paskutinis to triptiko paveikslas, kuris, nu tikrai jau čia labai ganėtinai aišku, kad simbolizuoja visą pasaulį. Vėlgi yra tie pagrindiniai pradai, vanduo, oras, ugnis galim numanyti, kad ten yra kažkur saulė ir, o Dieve, pamiršau, kas ten dar yra. Žemė, ačiū, taip, žemė. Tai, žinokit, čia turbūt yra kažkur žemė, vis tiek yra kažkiek.